19 uždavinukas nėra labai sudėtingas, nepalyginsi su 18. Telefono numerį sudaro 11 skaitmenų, iš kurių visi 4 gerai žinomi, plus 3706 ir dar va čia yra 7 skaitmenys, 1, 2, 3 ir 7. Reiškia, aš turiu 7 vietas skaitmeniui padėti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vilius pamiršo savo mamos telefono numerį, tai yra raidėmis paslėptą dalį. Tačiau gerai prisimena, kad nebuvo nei 1, 0, 6 ir 9. Reiškia, mes turime skaitmenis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bet Vilius prisimena, kad nebuvo ten nei 1, 0, nebuvo 6 ir nebuvo 9. Štai. Taip pat jis atsimena, kad buvo tam numeryje 4 iš eilės einantys vienetai. Tai yra tokia skaitmenų grupė. Na ir dar kažkokie tai skaičiukai. Klausia, kokia tikimybė, kad Viliui pavyks prisiskambinti mamai pirmų bandymų. Na tai tikimybė, mes žinom, kad yra M dalinta iš N. Palankių baigčių skaičius iš visų baigčių skaičius. Tai mūsų M yra vienetas, nes tik vienas telefono numeris yra teisingas. Palanki bandymui baigtis yra tik viena. Ir už tai gauname pirmąjį taškiuką parašę. Dabar toliau. Kaip su kitais skaičiukais? Kur gali atsidurti mūsų skaitmenų grupė? 1, 1, 1, 1. Štai šita skaitmenų grupė. Jei padėti, jeigu mes ją turėsime, mes galime padėti štai čia 1, 1, 1, 1, bet ji gali atsidurti ir nebūtinai čia. Aš ją galiu čia dėti arba čia, arba čia, arba čia. Iš viso yra 4 galimybės šitai skaitmenų grupiai padėti. Taigi, taip ir užrašome, geriausiai užrašykime žodžiais. Skaitmenų grupiai 1, 1, 1 padėti yra 4 galimybės. Tada yra dar, kai mes padedam tą skaitmenų grupę, yra dar 3 tuščios vietos. Į šitas 3 vietas gali pretenduoti bet kuris iš skaičių. Vienetukas jau nepretenduos, bet dvejetukas gali. Tai bet kuris iš skaičių 2, 3, 4, 7 ir 8. Tokie skaičiai yra 6. Taigi į šitas vietas gali pretenduoti bet kuris iš 6 skaičių. Tai rašom likusiems skaičiams sudėti yra 6 kart 6 kart 6 galimybės. Taigi iš viso mūsų N yra 4 kart 6 kart 6 kart 6, štai tiek galimybių. Ir 4 kart 6 kart 6 kart 6 sudauginam ir gaunam 864. Taigi mūsų tikimybė, kad jisai prisimins numerį pirmų bandymų yra 1 padalintas iš 864. Antrąjį taškiuką gaunate už tai, kad nustatėte, kiek yra galimybių sudėti skaitmenų grupę. Trečiasis taškiukas, už šitų 3 skaičiukų, sugalvojimą, kiek yra galimybių jiem padėti. Na ir 4 taškiukas už teisingai apskaičiuotą tikimybę. Kaip matot, uždavinys nebuvo sunkus.